Na, pasiruošęs? Yes, varom. Varom. Lauk, duok man tą susikrauti. Gal iškart į lovą gultis, pailsėti. Pasvajok. Nauja mūsų kelionė į Berlyną. Tai dabar sustojom Lenkijoje pavakarieniauti. Nuvažiavom apie 600 kilometrų, liko kokie 400 iki tikslo. Tai šiandien gal pasieksim, gal ne, nežinom. Bet mes niekur ir neskubam. Mūsų vakarienė, šlapenkė, garstyčios, grybukai, kavytė. Čia rakandai visokie sukrauti. O pomidorų nepaėmiau, einu atnešti. Šiaip tai iš tikrųjų važiuojam su busiuku, su savo nameliu. Nakvosim kažkur Lenkijoje arba Vokietijoje. Truputėlį užvalgiam, judam toliau. Vairuotojas pasiruošęs. Vaidas labai nervuojas. Tai va, idiotas. Jeigu jį netraukti, čiuok, nu. Žiūrėk, va, kažkoks... O jis stumt pradės čia. Liko važiuoti 375 kilometrai. Oi, temperatūra tik 19,5 liko. Sušalsim. Čia data rodo 2006 metai. Mašinos pagaminimo. Ai, suprantu. Akumuliatorius buvo. Rimtai. O, tu taip nelėk. Va. Tiesiog. Čia jau beveik nieko nebesimato. Bet už tai langas bus kaip naujas. Ir štai artėjam prie Platioškės. Nu va. 36 zlotai, tai čia nepilnai 10 euriukų. Dar vienas mokėjimo punktas. 36? Dar 36 zlotai. Tai va jau kokie, kiek čia 18 eurų plus minus. Man atrodo nebebus, nes nuo Poznanės. Neaišku. Sužinosim važiuodami. Aš jau atprašau, taip greit, kad... Žiūrėk, sumoga. Zlotais kaina kaip kyla. Pamaitinsim mašiniuką. Čia jau esam prie Poznanės, netoli Vokietijos sieną. Pažiūrėsim, kiek vartoja 100 kilo. Užsipylėm kuro, nusiplovėm langą, nors iš čia atrodo dar baisesnis. Judam toliau. Kūrą užsipylėm už 4,5. Tai kiek čia eurais, koks 100 eurų? Panašiai, ne? Jo, apie 100 eurų. Ką susimokam paskutinį kelių mokestį, ne? Kortelę turim. Paskutinis mokestis brangiausias 54 zlotai, tačiau virš 10 eurų. Iki tikslo 120 km. Čia iki parkingo, kurį esam nusižiūrėję prie Berlyno, o iki Vokietijos sienos, tai dar iš vis čia, kaip sakau, 10 km. Va, Berlyną jau rodo. Ką pisau?
Nesikeik. Stojam dar į degalinę. Tai va, kelių mokestis mums kainavo per Lenkiją beveik 30 eurų. Tai visai čia taip nepigiai sakyčiau. Dar grįžti tiek pat kainuos. Deutschland! Nu ką, viskas. Mes jau Vokietijoje. Turim va, 10-15. po 10-15. Nuvažiavome beveik 1000 kilometrų šiandien, 986 ir liko 97 kilometrai iki tikslo. Tai realu, kad per valandą pusantros. Valandą stovėsim dabar kamštį. Kaip, jo labai priklauso, kaip čia seksis tą ruožą pasienio pravažiuoti. Gerai, kad dar nagalai. Kažkaip čia įlindam pasisekė mums. Vaidai, Nu, tai kiek dabar, ant kiek važiuosi, kokiu greičiu Vokietijoje? kiek traukia. Kiek traukia mūsų busiukas? 140, tai normaliai čia mes važiavom visą kelią beveik. Kur 120. Buvo ir 140, mačiau. Sočiai. 140 maksimaliai važiuom. 120 vadini. Yes! Ir štai mes Berlyne, kažkur Berlyno priemiestį, atvažiavom į tokį parkingą. Čia aišku nelabai matosi. Aikštelė beveik apytuštė. Viskas, galim net į lauką nelipti. Parkuojamės į galą. Yes! Kaip sakant, kaip gerai va, lietus lyja, o mes turim savo namą. Nereikia niekur eiti, nereikia niekur lipti. Nu, labas rytelis. Rytas Berlyne. Išmiegojom prie gatvės, prie geležinkelio. O, gatvė. Čia mūsų namas stovi. O čia va, čia geležinkelio linija. Tai visą naktį važinėja traukinys. Bet kad ten labai girdėtųsi, tai nepasakyčiau. Kai miega nori, tai viskas gerai. Bet va, orą šiandien tai nekokį turim. Dulksnoja. Nu viskas, mes greitai turim dienos biletėlius. Va, AB zona po Berlyną. Už vieną bilietą 10 eurų. 10 eurų ten su centais. 10,60. Galioja 24 valandas. Jeigu lietus lis, tai bent jau tramvajais pavažinėsim. Čia pirmas atžymėjimas. Jeigu neklystu, vieną kartą atžymė ir turėtų... Kodėl neveikia? Pabandyk dar kartą. Dėl tipo? Yra kitas. Nu, ką aš galiu pasakyti? Žalia. Va, pas mum medžiai dar tik sprogsta, o čia jau žaluma belia kokia. Čia dabar bandom išsiaiškinti tramvajus, į kurią pusę važiuoja, kad į teisingą pusę įsėsti iš tikrųjų. Tai dar nelabai suprantam, ar geroj pusėj laukiam. Tramvajus už 5 minučių atvažiuos. Ai, bet jeigu kas sėdam, važiuojam, matom, kad ne į tą pusę visat gali persėsti. Štai ir mūsų tramvajus, kuriuo keliausime į Berlyno centrą. Iki Berlyno centro spėjau, mums čia koks 15 kilometrų. bus ką veikt pavažiuoti. Tai va, iškart vietą užsim. Va, tokiais važiuojam gyvenamais rajonėliais. Kaip sakom, nieko čia labai spūdingo nėra, ne? Bet kadangi čia rytų Vokietija, tai... Va, dabar jau gražiau. Va, matom televizijos bokštą, kurio viršūnės net nesimato. Tai iš tikrųjų dabar tai einam į Aleksandro aikštę. Kokį grožį parodysiu. Čia sakuros žydi.
Koks grožis. Vaidai, net tu pripažįsti, kad gražu. Gražu. Kaip ten sako, jeigu paukštis apšika, tai laimė bus. Va, apšiko mane ką tik. Eina sau. Tai va, čia yra Aleksandro aikštė. Va, televizijos bokštas, kurio viršūnė debesyse. O va čia, va šitas besisukantis daiktas, čia yra pasaulio laikrodis. Einam arčiau pasižiūrėti. Tai gal pažiūrim, kur kiek valandų dabar yra. Va, Sidnėjui 3 valandos. Reikjavikas 17. Tai kaip čia dabar gaunasi? Kažkaip čia ne taip. Iš tikrųjų tai keistokai, ne? Televizijos bokštas. O šitas didžiulis. Jisai yra toj Aleksandro aikštėj pačioj. Ir vidury miesto. Nes aš tai kažkaip man televizijos bokštas tai visad toks, atrodo, turi būti ant kalno, pievutė aplink. O čia va, aikštė, cementas ir viskas, ir bokštas. Svarbus dalykas yra tualetai nemokami, bet tos būdelės pilkos. Tai labai gerai. Viskas vienoj vietoj, žodžiu. Nereikia čia niekur toli eiti, bažnyčios. Va ten, jeigu neklystu, ten katedra, fontanas gražus. Čia kartais ar ne tas Neptūno. Tai va čia rotušė priekyje, Neptūno fontanas. Nu, žodžiu, čia išvis viskas vietoj. Gražus Neptūno fontanas su vaizdu į rotušę. Ir iš karto žmonių minė, turistai, nes į rotušę, jeigu neklystu, tai ten gali ant viršaus užlipti į tą bokštelį. Na, dar Neptūnas iš priekio. Labai gražu. Va, senoji rotušė. Iš toli pažiūrėsim. O tokia va buvo. O tai va, iš rotušės. Visur tas televizijos bokštas lenda. Tai iš bažnyčios, tai iš rotušės. Tai, man atrodo, leidės visą dieną šiandien. Sakai, kelias nutrintas. Nu. Reikia norą sugalvoti. Ten kupolas kažkoks gražus. Katedra, aišku, renovuojama, kaip visad mes pataikom. Ir kanalas. Čia gal kanalas, ne upė gal? Ne, briukė. Ne, tai tiltas. Bet nepakeliamas musė. Einam dabar pro tokį tunelį po tiltu. Ten jis pilna gyventojų, tai labai nefilmuosim. Ir katedra vadėl. Tai einam į Berlyno katedrą. Pirksim bilietuką. Kiek čia kainuoja? 10 eurų žmogui. Ką? Pirmas mūsų lankytinas objektas šiandien, kur einam į vidų. Nu ką, užeikim? Tikrai ne bažnyčia. Atrodo kaip rūmai kokie. Nu, pažiūrim Vaido reakciją. Jo, man irgi buvo tokia. Wow. Pagal dydį tai nepasakyčiau, kad didelė. Tokia kompaktiška labiau. Tai va, kaip Vaidas sako, kupolas be kolonų, didžiulis.
laiko šitos kolonos, va, kur va stovi, ir dar ant upės krantą. Čia karalienė Sofija Šarlotė palaidota šitam didžiuliam karste. O čia karalius Friedrichas I. Wow, nu įspūdingai. Žodžiu, vos nepadarėm didelės klaidos ir jau ruošiamės išeiti, o pasirodo, kad čia dar yra ir panoraminis vaizdas, į kurį reikia, užlipti pirmiausia. Einam kažkokiais tokiais laiptais, koridoriais. Kažkaip atrodo kaip kokiam, nežinau, sandėly. Nepanašu į katedrą. Oi, biškį jau padusom, o laiptelių dar yra. Na, dar truputėlį. Ai, bet čia matai, kadangi jinai renovuojama, niekad čia nesimato. Tai va, čia tokia panorama eini aplinkui tą kupolą, tokiu takeliu. Renovuojamas. Pasirodo dar aukštyn. Kai geras. Wow. O, galima žiūrėti, kurie pusė. Va, televizijos bokštas vėl. Rotušė. Va, kokios skulptūros puošia kupolą. O ką, skys? Žinok, čia labai slidu. Nu, radai šeimą? Žemyn. O, mediniai dar. Tai va, išeini iš katedros ir iš karto vaizdas į upę. Fainėje, ne? Bet ne fainiai, kad lyt vėl pradeda. Kaip sakai, į muziejų eina mane? Gal neina. Pažiūrėsim. O, katedra atsiveria. Jo, visas grožis. Čia kaip meno galerija, bet mes, aišku, meno nelabai gerbėjai, tai žodžiu, labiau pastato. Pažiūrėsim ir suksim iš šono. Bet jauti kokią atmosferą, va, eini visur muzika, groji, kažkur ten tokia antikinė muzika. Nacionalinė galerija. Kadangi mes prie meno nelabai, tai kažkaip ne. Čia kaip Vaidas sako, tas bokštas, tai čia mums visur iš visų pusių. Bokštas, katedra, kolonos. O tokie įdomus tas Berlynas visai. Ir čia paskutinioji kažko. Ave Marija. Nu ir visur televizijos bokštas. Čia kaip rodiklė, kad... žinai, kas dar geriausiai, kad mūsų stotelė namo prie pat bokšto, tai iš visur atrasim. Žiūrėkit, garantuotai kulkų žymės nuo karo. O čia va visur vakar. O visas pum. Nu, kurios nenugriuvo, nesusprogdintas tos palikė. Žiūrėkit, atrenovuota dalis.
Ir nerenovuota dalis. Atrodo kaip naujas pastatas kabul. Bet remontai šūdas. Čia mes dabar, kur vaikštom, yra muziejų sala. Tai čia... Mes jau nebe saloj. Saloj? Ne. Ai, rimtai, kanalas, va. Iš čia upė, kanalas. Ir ten sala, va tie va pastatai saloj, o mes nebe saloj. Tai žodžiu, ta sala yra muziejų sala, ten daug muziejų visokiausių. Ir visokių teplionių. Ten yra senasis, naujasis, ten Egipto dar visokie kokie muziejai. Nu va, meno turgelis. Bet tikrai gal panašiau. Pažiūrim, ką čia jie siūlo, va nuotraukos. Gal maikę tokią parsivežti prisiminimai. Rūmai, rūmeliai, rūmiukui. Namelis kažkieno, daug langų. Daug tarnų, tarnaičių visokių. Palikęs nuo karo ryškiai 2 sienos stovi. Rodžius, subombino. Renata eina patikrint, kas per sandėliuks čia. Einam pasimelsti? Einam, aišku. Pasirodo visai ne bažnyčia, o muziejus kažkokia. Čia vienas iš tų variantų, kur bažnyčia, ne bažnyčia. Ne bažnyčia. Tikiesi, kad įeisi ir bus bažnyčia, bet įeini nėra bažnyčios. Dabar atėjom į katedrą, čia tyliai kalbam. Čia tokia katedra. Tai va čia ta katedra, kur ką tik buvom. Nu iš išorės tai atrodo tokia senovinė, ne? Nu bet viduj tai keistokai ten viskas žiūrisi. Darysiu parodą televizijos bokštas iš visų pakampių. Nu tikrai, va, pasisuki, televizijos bokštas. Nu tai čia Berlyno orientyras yra, kad nepasiklystum. Nu yra tų pastatėlių visokio. Ne. Nu ką, varom valgyt. Ne. Jo, bandysim ieškoti. Nu va, net šulinio dangtis geras toks su Berlyno simboliais. Čia dabar esame Volkswageno kažkokiam, nežinau, muziejus ar kažkoks šiaip pristatymas. Tai ėjom, užmatėm, užėjom, nemokamai beje. Pasižiūrim, ką čia jie rodo. Netilptum, sakai? Tau iki bambos tą mašiną. Iki bambos tą mašiną. Va, apžiūrėjom automobilius, Volkswagenus ir ten visokius įdomu visai. Visai įdomu. Nelabai suprantu tikslo tos parodos, bet čia, žinai, gal ne mūsų smegenim. Reklama tiesiog. Dabar vėl judam ir einam link Brandenburgo vartų. Jeigu dar trauksim, nenuvažiavę valgyti. Berlyne čia Ukrainos žuvusieji. Ir visa tai yra prieš Rusijos ambasadą. Nu štai ir Brandenburgo vartai. Oras visai subjūro. Vėl lyt pradėjo ir taip visai jau nešpietnai. Ir ką, kaip aš kai sakau, mums sekas, kur mes einam visur. Tie sirų protestai, ar mums kažkaip sekas, čia beveik kiekvienoje šalyje prie žinomesnių lankomų objektų, visur va šitie žmonės. Lietus įsilyja, įlindom į metro, važiuosim į autobusiuką savo, pavalgysim, pailsėsim ir lauksim, kol lietutis nustos.
Judama, ne? Čia visai toks fainas metro. Va, su nuotraukom, su karo nuotraukos, ten paskui šaltojo karo. Žodžiu, istorija. Va, čia kaip po karo atrodė. Ne, čia per karą. Va, vartai. Vartai. Va. Biški tuščiau buvo, bet pastatų tai vis tiek buvo. Nu. Koks gerulis atvažiavo, senovinis. Geras. O, suolai tokie. Gerulis. O net langai su vartais. Geras. Dabar galvojam. Sėdėm ir toks kvapas dizeliukas, sakom, gal čia dizelinis metro. Nu, grįžom į savo chatą. Čia vebastą mūsų bandom užkurt, sakom, biški prasidžiovinsim drabužius. Bet eina šaltas oras, ne? Tai gal turi pašilt labiau. Valgysim pietus. Ir vėl varysim toliau į trasą. Nu ką, dublis numeris 2. Pavalgiam. Pamiegojom. Praėjo lietus, va, viskas, dabar vakaras, tuoj 7 valandos. Išeinam, paliekam savo namus ir vėl varom į Berlyno centrą. Tai va, turim valandų beveik be 15:07. Traukinys atvažiuoja už 5 minučių. Bet jie skiriasi biškį. Tikiuosi, kad mums... Gal reikia į gerą įsės, bet koks skirtumas. Tai va, vėl važiuojam į centrą prie Brandenburgo vartų, nes užėjo lietus, taip ir ten normaliai ir nebepasižiūrėjom. Va. Oras puikus. Šilumos turim kokį 10 laipsnių. Traukinys beveik tuščias. Viskas, dabar koks geras pusvalandukas ir mūsų mieste. Nu, atvykome. Pažiūri šoną, vėl kas? Televizijos bokštas. Ne, daugėja žmonių. Nu, žmonių tai jau padaugėjo į vakarą. O čia fontanas. Tai mes rytą pro jį kaip ir nepraėjom, bet ėjom va ten kažkur, nes ten laikrodis yra. Pasaulio. Tadam. Štai ir vartai. O, kaip fainiai su muzika pasitink mus. Paprastesi negu. Pritariu, žinok, 100%. Iš antro karto nelyja. Aš šiandien, kaip sakant, dublis numeris 2. Tu maudėm, dabar jau... Brandenburgo vartai. Einam pro vartus. Tai jie per karą buvo irgi kažkiek apgriauti. Tai buvo viskas sugriauta čia. Apdaužyti, ne žodžio, apibombarduoti. O, Reichstagas. Į Reichstagą irgi norint patekti, reikia registruotis iš anksto. Kadangi mes čia ekspromtu sugalvojom keliauti tą Berlyną, tai registracija dabar tik tais balandžio 29 dienai, žodžiu, maždaug už 10 dienų. Šiaip ten gali nemokamai patekti. Esmė, kad tu turi iš anksto užsiregistruoti. Nu, rimtai čia, bet tokia senovė. O, Reichstagas. Ir dabar naujas kažkoks tai, nežinau, čia galerija, arena, dar kažkas. Dar truputėlį iš kitos pusės, čia jau ir kupolas matosi. Tu sugalvoki tokį pastatą įkišti stiklinį kupolą. Bet gerai, gerai. Ten jau toks modernus Berlynas turbūt. Ofisiukai. O šičia. O, kanclerė ateina. Raudona. Achtung, achtung. Achtung. Ir daugiau ir tom baigės viskas.
Nu, visur statybas, bet nors biški matosi. Kur toliau gydas? Laukus įdėsiu. Einam per parkelį gal? Nu va, apsišvietė vartai. Vėl kitaip. Dabar gražiau atrodo. Didingiau, sakyčiau. Kam įdomu istorija, tai šitie vartai yra 18 amžiaus, jie yra atkurti su dorėniniam kolonom, o viršui yra deivės skulptūra. Čia kažkoks prasimaskatavo. Taip, atėjom į žydų memorialo vietą, žydų atminimo. Čia toksai padarytas didžiulė aikštė, tokie kaip paminklai žydų aukoms atminti. Nėra čia nei pavardžių, nei datų, nei skaičių. Tiesiog toks labirintas. O žiūrėk, kokia didelė paviršių. Įdomiai struktūra. Labirintas, taip visai įdomu paklaidžioti tiesiog. Audėtinė buvo. Na, vaikai jaučia čia, smagiai jaučias. Tai čia iš viso yra 2710 kolonų atminti Europoje nužudytiems žydams. Ir dar yra kažkur apačioj požeminė parodų salė, bet kadangi dabar vakaras, greičiausiai čia jau niekas nedirba ir neaišku, pro kur čia patekti iš tikrųjų. Žydom atminti memorialas, bet spūdingas labirintas. Šiaip dabar einam, vaikštom ir iš tikrųjų atrodo, Berlynas 3,7 ar 8 milijono žmonių, bet nesijaučia, atrodo, kad, nežinau, kaimelį kokiam vaikščiotumėm, ne? Visai nėra jokios masės, jokios sambrūžio. Ar čia visi Velykom ruošias, ar kiaušinius dažo, kas tai žino? Ne, bet paukščiukai čiulba žalia ganėtinai ir kas įdomiausia, kai 3,5 milijono gyventojų, tai tikrai jau neperkrautas miestas. Tikrai. Ir tokios erdvės. Labai daug pastatai parkų. nauji, bet dideliais atstumais, kaip sakant, kaip prabangiai. Niekas nesusispaudė. Va, nėra to tokio ūžesio, kaip didmiesčios sostinėse būna. Kažkaip taip nustebina. Atėjom į Postdamo aikštę. Čia va ta aikštė. Ne čia? Pasirodo ne čia dar, sakom, neįspūdinga. Einam Postdamo aikštės ieškoti, o ten kažkur tiesiai prasideda. Sakom, kokia čia mugė, taigi Velykinė prisiminėm. Teisingai, va kiek meduoliukų, kokiu tik nori, grožybių ir skanybių. Va, 3 eurai iš tokį. Čia gal kažkoks prekybos centriukas, ko gero. Bet daug spalvų, gražu, daug švieselių, tai sakom, einam pasižiūrėti. Tas va stogas įspūdingai atrodo ir spalvas keičia. Nu, ką žinau, įspūdis tai toks wow. Toks jausmas, kad čia vat sustatyti, nežinau, daugiabučiai, ofisai ir sugalvojo, kad reikia jam stogą padaryti. Nu, tai ir padarė apšviestą tokį. Kaip dviračio ratas, skaityk. Gerai, sakom, užtenka šiandien jau
gastrolių. Lendam į metro. Va, dar pasigrožim vaizdais. Ir važiuosim jau link savo gyvenamosios vietos. Dviračių saugykla, o, gali palikti dviratį, prisiprakinti ir į traukinių stotį ir va, į darbą. Ir va čia va, visas koridorius toks, kaip kosminiam laivė jaučiuosi. Dviese mes čia gal nedirbai, ežek tavo spalva derinas prie sienų. Ką, judam, ne? Bet kad parvažiuoti, tai čia mums daug pakeisti linijų. 1, 2, 3 linijas reiks pakeisti. Gerai laiką turim, vakaras ilgas, pamiegojom. Alaus laukia, alaus. Grįžtam į savo busiuką. Jau 10 valandų. Žodžiu, prisiblūdijom. Laikas miegučio.